Džiugu su visais pasisveikinti Grūvelių ūkyje, Prienų rajone, kasmetinėme Leli klubo renginyje, bet šiemet turim dvigubą šventę, tai vadinasi dvigubai padirbėsim šioj šventėj. Leli šiemet švenčia 75-metį, o Litagra tikisi atšvęs 100 robotą Lietuvoje. Žiūrint objektyviai, gal turbūt kokie 5-6, taip maksimum 7 metai iki antrojo 100 melžimo robotų. Žmonės, kurie čia susirinko, šitie ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, dar kartą parodo, kad štai jie nėra abejingi šiai šiuolaikiškai skaitmenizuotai įrangai. 75 metai nuoseklaus darbo, išradimų, investicijų, rūpesčio, kaip padėti ūkininkam, kaip padėti ūkiam klestėti, kaip padėti dirbti tuos darbus, kurie iš tikrųjų yra tikrai sunkus. Kartą per metus tas Leli klubas būna, tai smagu su visais susitikti, pabendrauti, aptarti pas ką kas veikia, kas neveikia. Vis tiek kiekvienais metais viską nors sužinai, kokią naujovę ar tiesiog gauni kažkokių negirdėtų idėjų, ką būtų galima tiesiog pas save ūkį pritaikyti. Tai aš tikiuosi, kad vis tiek eisim robotizavimo keliu, ta šeima augs, tai lūkesčiai turbūt mano tokie ir yra, kad jie augs ir bus dar didesnė. Ir renginys turbūt kas metais bus vis didesnis ir didesnis, vien dėl didesnių jų skaičiaus. Raudonas karves tai reiškia, kad tai yra DRXL ūkis. Ten yra ne mažiau 8 melžimo robotų. Esam patenkinti robotais, labai noriu pamatyti, kaip dirbs A5 robotai, kadangi šitie yra atnaujinti, kurie atkeliaus 4. Technologijos visų žengia į priekį, niekas turbūt nenusivylė, nei Leli robotais, nei visa melžimo šėrimo įranga, visa tai žengimas į priekį. Smagu matyti, kad jaunimas drąsiai ateina į tokius ūkius. Aš tik pradėjau. Džiaugiuosi prisijungus prie šitos šeimos. Kaip paleidinėjom robotus ir jausmas taip, kad būtum nusipirkęs brangiausią Mercedesą. Geri 8 metai dirbam su Leli robotais, jau pajutom, ką šita technika duoda, kokią naudą jį duoda, tai mes esam patenkinti ne veltui ir tą plėtrą toliau tęsiam su Leli. Kiek tu išleistum statybom plus skreperiui, tai tau gaunasi už pusę tos sumos mėšlo šalinimo robotai. Plus švaresnis tvartas, švaresnės karvės. Aptarnavimas, servisas tikrai geras ir stiprus galiu pasakyti, kadangi čia darbas tikrai negali sustoti, tai servisus tai pasiekim visą laiką. Kokiu čia buvo tų problemų per tuos 2 metus, tai viskas tikrai buvo operatyviai, greitai, tai išsprendžiama ir be jokių problemų. Mes negalim sustoti, mes turim žengti į priekį ir tai yra tikrai, mes esame reikalingi savo Lietuvos žmogui, Lietuvos ūkininkui, na ir Lietuvos be abejo valgytojai. Mes galim atstovėti visos ES kontekste ir aprūpinti pačią ES tiek pienu, tiek pieno produktais. Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Čekija, Danija, Suomija, Švedija, Norvegija. Mūsų tam klasteriui priklausys ir Ukraina. Vengrija dar 2 šalis. Leidžia optimizuoti, eliminuoti vieną kitą, vadinkim, darbininką, arba tas darbininkas turi tikrai geresnės sąlygas darbui ir per tuo metu dar galima atlikti daugiau kažkokių užduočių ūkyje. Galim pasidžiaugti šiandien mūsų ūkininkų pasiekimais. Tie, kurie melžia su Leli melžimo robotais, 6 iš jų jau yra pasiekę 2 tonų pieno kiekį iš roboto. 2 tonas 47 kg melžia Okainių žemės ūkio bendrovė iš 9 robotų. Šiemet pasistatėm šėrimo robotą vektorių, tai tikimės kitais metais tie rezultatai bus dar geresni. Adomo Stanaičio rezultatas ūkyje yra 2 tonos 146 kg iš roboto vidutiniškai. Pirmoji vieta 2 tonos 148 kg. Tai yra Litagro žemės ūkio bendrovė. Tai yra geriausi Lietuvoje ir manau, kad neapsiriksiu, nes Leli robotų turėtojai šiandien dienai melžia daugiausiai. Jie dirba efektyviausiai. Jeigu Danų paklausit, jie sakys, jeigu šiandien nori išgyventi, tau reikia turėti apie 4 robotus. Tai yra iš Leli roboto yra galimybė paimti 3 tonas 200. Galvokit patys, ta prasme, potencialas yra, viskas jūsų rankose, tikslas yra, žinot, kur eit, ką pasiekti galima, kas įmanoma. Taigi 3 tonas iš roboto ištraukti yra įmanoma.
Be abejo, Leli tai ne tik melžimo robotai, tai yra visos, vadinkim, gyvulininkystėje reikalingos sistemos. Turim galimybę apžiūrėti 2 melžimo robotus, 1 šėrimo robotą, 2 mėšlo robotus. Gyvuliai bus šeriami 24 valandas per parą, 365 dienas per metus. Malonu matyti, kad tie ūkininkai, kurie pasistatė po 1-2 robotus, šiandien dienai statosi ir po 3, 4 ir po 8 robotą. Tikimės, kad ir toliau taip viskas judės į priekį, kad bus einama modernizacijos link žemės ūkyje ir ypač gyvulininkystėje. Ir investuoti turbūt reikia sunkmečių, atsiranda geresnis laikas, o tada reikia susigrąžinti tas investicijas. Būtent šitie metai ir šitas laikotarpis yra super geras planuotis ir darytis investicijas. Manau, kad Leli ūkininkai visi turės tvarų, pelningą ir įdomų ūkininkavimą.